Jonas Girskis, žymus fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, knygoje apie žmogaus ir visuomenės stuburą pateikia kitokį nei įprastą požiūrį į raumenų kaulų sistemos ligas. Anot jo, pacientai ieškodami įvairiausių būdų, kaip išvengti nugaros skausmų, kartais juos dar labiau sustiprina. Įprasta visuomenėje jau yra įsišaknyję tokie seni mąstymo stereotipai. Ir visi turbūt puikiausiai žinome, jeigu jūs skūsitės nugaros skausmais, tai pirmiausia, jums kolegos bendradarbiai patars kabėti ant skersinio, plaukiot baseine, nusipirkti gerą čiužinį. Čia yra netiksli informacija ir jūs tikrai nieko gero nenuveiksit, jūsų liga toliau progresuos. Vienas pagrindinių gydymo metodų yra judesys, kantrybė ir laikas, aiškina gydytojas. Sukaupęs ilgametę patirtį, Jonas Girskis tikina, kad raumenų kaulų sistemos gydymas turi remtis biomechanika, o ne bendro pobūdžio gydytojų patarimais. Todėl knygoje gausu praktinių patarimų. Žmogaus sveikatos rezervus visus aš prilyginu maždaug kaip banko sąskaitai. Jūs padedate į banką pinigus, ir tie pinigai pradeda sekti, jūs imate ir nieko neįdedat. Ir vieną dieną ateinate ir bankomatas jums nieko nebeišmeta. Sako, viskas, sąskaita tuščia, ne? Tai lygiai taip pat mes turime suvokti, kad mes raumenų kaulų sistemą turime prisižiūrėti. Ir visą laiką ugdyti raumenų fizinės ypatybės. Ką tai reiškia? Jėgą prisižiūrėti, visą laiką tonizuoti raumenis. Elastingumą raumenų, ištvermę didinti jų. Ir tam kiekvienai fiziniai ypatybei vystyti yra atitinkami gydymo metodai arba sporto šakos. Tai va šitoje knygoje yra parengti ne kai kurie pratimai, būtent nukreipti į senėjimo prevenciją, kad žmogus galėtų pats prisižiūrėti. Būtent aš atrinkau tas raumenų grupės, kurios žmogui senstant pradeda trumpėti. Kitaip tariant, šitas grupės, kurios mus lenkia po truputį link žemės. Tai mes jas, jeigu prisižiūrim, mes galim visai neblogai gyventi. Ir sveikai, ir ilgai.